Šampinjongai. Bet pasiema šampinjongas. Kur kelnes pametė? Tuoj patikrinsim, ką savo. Tiko, silkė, tiko. Bandelė su dešrelė. Hario Poterio Opelis. Vikšrainį, kur varom šiandien? Vikšrainį. Važiuojam kelionę su nuotykiu ieškoti. Ne, silkės keliai nežinomi. Šiandien važiuojam vėl kažkur į Lietuvą, jeigu taip konkrečiai. Čiobiškis vėl kviečia. Čiobiškis vėl šaukia, vėl moja mums ranka iš toli, sako, atvažiuokit vaikinai. Mes turime vaizdų. Šitą grybą imam? Neimam. Tu girdi? Ką čia stovi? Ką čia stovi? Lieki namie vėl. Žiūrėk man, kad neprisivestum čia manikentų daugiau. Blokadą parodyk. Čia yra rimtas. Silkė vėl laukia su nekantrumu eilinės išvykos, eilinio nuotykio. Žinoma, būtų neprašau šiek tiek nuplauti saukutę, bet nėra laiko grožiui. Pirma stotelė degalinė, nes reikia šauti. Stotelė 9.8. 9.8 reikia šauti. Kokių 20 litrų, nes po to jo rasti Lietuvoje neįmanoma. O mums pasisekė, kad čia turim pas save 9.8, o silkiai patinka 9.8. Ir mums sumetė čia maršručiuką į pirmą iki Čiobiškio kažkokios bažnytėlės miške. Grįžt reikės vėl prie Čiobiškio, nes yra ten objektų visai. Dabar žiūrim navigaciją, kamšti baisus. Bet gal prasproksim. Kaip pro tą kamštį prasprūkt, na, galvoju. Čia pro trakus? Jo. Ne. Galim bandyti, žiūrėk, juda tos tačkas. Juda, bet ten stovėsi vis tiek, na. Biški pastovės. Jo, tai startuojam. Startuojam nuo Trakų, kaip visuomet, nes čia gyvenam. Į Link Maišiagavos, o Maišiagavos. paskui jau kaip keliai nuves. Kaip keliai nuves, kaip Dievas duos, nes kvatro, net ne kvatro, tiesiog silkių keliai, nežinau. Atvažiavom į Panerius. Paneriai tai neva prie Neries, dėl to vadinas Paneriai. Darau tokią prielaidą. Reikia eit maudytis, nes šiandien baisiausias karštis. Ir be to sutapimas, bet va tenais yra apleistas pastatas kažkoks. Ir Mukas sako, kad jisai neįlendama, bet jisai bus patikrintas būtinai. Ir bus patikrinta ir Muko tiesa, ir Muko žodis, kiek jisai yra vertas. Nes jeigu sugebėsiu įlysti tą pastatą, tada bus kita kalba. Vardan kadro rizikuoju savo kameros gyvybę ir žengsiu į vandenį su fotoaparatu rankose. Plius 12 000 subscriberių iš karto už tokią riziką. Vėsesnis vanduo tikrai negu būtų ežere. Bet jinai čia pučia tą upę, tu pažiūrėk, kai traukia. Aš galvau, čia slow shit. Nice. Gerai, fotoaparatus į šalį ir metas pasinerti 100% į tą vandenį. Išsimaudėm tik ką tenais ir Mukas be kelnių. Kur kelnes pametė? Žodžiu, jau brendu per privačią valdą. Einu iki pastato žiūrėti. Tas pastatas, jis mane tiesiog traukia, vilioja. Vilioja, jis turi ypatingų galių. Traukia simpatiškus jaunuolius ir iš jų daro bernelio aliejų. Varle, kur varai? Nepamiršk, kad čia privati valda, tu niekšiška varlė. Nu va, kaip iš arčiau atrodo. Galbūt iš mano pusės labai naivu, pernelyg naivu, bet aš tai padarysiu. Tiesiog pabandysiu užeiti pro duris. Ne. Kas šitokio dvaras kažkoks senas buvęs. Apleistas. Kas čia ne grifai, tikiuosi saugo, nes grifais rūpesčių aš daugiau turėti nebenoriu. Ne, čia saugo G4S arba GAS, nesu tikras. Čia yra pravesta elektra iš šitą pastatą. Laidai. Kad tas reiškia, kad gali būti judesio daviklių ir prisistatys uniformuoti džentelmenai. Damidžai pastarojo nuotykio padariniai va šviečia visų gražumų. Skaudžiai, skauda sielą tiesiog matyti šitą.
Esmė, kad jau riedam per laukus, kur realaus pravažiuojamo kelio kaip ir nėra. Improvizacija. Ta musė atsigavus. O ne, čia tik semt vandenį maudytis. Vargiai. Kita musė vilko pusė. Šiltnamiuką reikia vis tiek patikrinti. Einam šiltnamį tikrinti. Musė nuvylė, gal šiltnamis nenuvils. Čia užtikome kažkieno šiltnamį. Palikta be priežiūros. Visi žino, kad šiltnamio be sargo palikti šitoj šaly nevalia. Kas auga? Tuoj patikrinsim, kas auga. Pomidorai šviečia iš toli. Pomidoriukai čia nais, tu pažiūrėk. Žaliuoja, žaliuoja. Palaistyt reikia. Gal palaistyt? Proga rimtai reikia. Palaikyk, aš palaistysiu. Palaistyt pomidorų. Davai. Atvarys taip. Šiandien karšta baisiai diena, matosi, kad šiandien nelaistyta buvo. Jo, negalima taip ilgai nelaistyt. Taip ilgai nelaistyt negalima. Jiem pasisekė, kad mes nesikreipėm į teisėsaugą, kad yra kankinami pomidorai šitam šiltnamyje. Nelegaliai. Uždaryti ant tokio karščio. O, vyrūtį, akis pakelk po dešinę, žiūrėk. Kokombos sėdi. Čia ne tik pomidorų ūkininkai, bet ir bitininkai panašu. Bitininkai. Tai čia normaliai išmokas gauna chebra. Bitės laiko. Už bičių medų. Ir pomidorus. Tai čia chebra nuobodžiauja, kaip sakant. Nenuobodžiauja. Pomidorai bus gyvi, išgyvens šitą karštą dieną. Paprikų va. Ko tai nespėjo šiemet įmest? Kažko laukia dar. Pomidorų dar va. Pušelės, nažalas, bulvių abiški turi. Kaip čia sekas, ponas? Pabaiga jau šiandienos darbai. Pasibaigiam su darbais, kiekvienas pomidoras gavo savo dozę, žiūriu, ar nieko nepraleidau. Cai. Let's go, koplyčios ieškot. Jo, mes tarp kitko, jeigu nebuvo pasakyta prieš tai, tai bus pasakyta dabar. Ieškome koplyčios. Bandėme į koplyčią patekti pro ten, bet ten kažkas užtverta. Privačia valda. Privati valda, mūsų amžinas priešas, silkės priešas. Va iš ten kažkur atvažiavo. Va ten šiltnamis. Čia upė Musė. Čia Kvatro silkė. Mes vėl vidury laukų kažkur. Atslinkom iš tenais. Čia baigėsi laukas. Čia dar galima važiuotis. Davai. Dar mes pravažiuosim. Čia jau kažkokios duobės. Čia kur ir staptelk, ten tiesiai jau peškom tik tai per mišką. Aš prieš pusvalandį skundžiaus, kad neužsidėjau šorto, užsidėjau kelnes, nes karšta šiandien. Bet dabar pasiteisino mano kelnes. Dirgėlių laukime. Ir viskas, man dirgėlės nemotais. Skriejau. Sėdi. Tiko, silkė, tiko. Tiko aukos. Kažką vis dėlto ir suradome. Kažką vis dėlto suradome. Nu, čia.
Jo, nedidukė. Viskas jau koplytėlė atsisveikina. Koplytėlė irgi palieka mūsų pasaulį, kaip tai priimta pastatams. Žmonės išeina greičiau, pastatai kiek ilgiau užtrunka palikti šitą pasaulį. Tiek darbo kažkas įdėjo. Gamino, krovė. Na ką, jinai savo vaidmenį atliko greičiausiai. Kurį laiką. Maldos visokios vykdo. Ceremonijos, šventės. O dabar va, tai va. Niekam neįdomu. Varlėm įdomu, žiūrėk, jų dabar čia buveinė. Avarinė būklė. Nieko nebelikė. Viskas sutrūnyja, išpūvę. Nerekomenduočiau. Nerekomenduotina, iš 5 žvaigždučių viena. Jeigu kalbant apie įspūdžius, kuriuos galite čia patirti, lankydamės iš toj apleistoj vietoj, nieko gero. Skylė. Aišku, malonumas vien yra tas surasti šitą vietą ir iki jos dasigauti, kuomet yra užtverta ir užbarikaduota visokių privatininkų. Viskas, vyniojam. Tuomet koplytėlė malonu buvo susipažinti. Liekam ramybėj, ramiai sutrūnyti iki galo. Aš išbridau iš miško ir Mukas, kadangi su šortais jam tas šiek tiek užtruks. Va kaip atrodo mano kelnes. Atvažiavome dvarą. Į karštę atvažiavome ir Mukas išsikinkęs. Aš irgi jau viskas nusimečiau drabužėlius. Reikia užkasti karo kirvį ir užkasti maisto. Šikna, sekinantis karštis. 23 metai žolinės. Kepina. Kepina ir nelepina. 29 laipsniai. Rytoj dar karščiau žada, kad bus. Reikia valgyti ir tada žiūrėsim. Kol kas nėra energijos niekam. Bandelė su dešrelė. Skilė daug dešrų mačius. Bandelė su 2 dešrelėm. Bandelė galėtų būti ir su 2 tikrai dešrelėm. Va, tau žinoma ir dvarelis. 29 karščio. Ir reiks lyst, čia tai būtinai. Tenais nebūtinai. Nes ten negalima, nėra langų atidarytų. Statybininkai dirba, teik. Bajorų va. Darbo kolektyvas visas susirinkęs. Visas darbo priemonės sėkmingai statybai įvykdyti projektą iki galo. Statybos darbai. Komunikacijas pravedinėjama. Pravedinėjamos komunikacijos yra. Akropolis. Komunikacijos be komunikacinių gėrimų niekaip nebus pravestas. Va čia, va, pažiūrėk, buvo durys, kurios kviečia užeiti. Šaukia iš toli. Užeikite į mane. Oho, va čia tai vėsu. Užeik, nori atsigaivinti? Užeik čia. Statybinių gėrimų nėra dėja čia. Tai tu pašvies. Savo akim švies. Pašvies čia naisa, girdi. Pašviesk man, ką matyčiau. Aš tau peilį įbesiu į klumpę. Ai, pašviesk ką nors. Nes čia nesmanas. Ten rūsys yra, matai? Nematai, žinai kodėl nematai, nes nepašvieti, na. Pašvieti, bliacis daug tešliniais, na. Užklimpęs visas yra, bliacis. Šviesk rūsį, blė. Šviesta rūsį, na. Po dušų gali palyst. Bet čia visai tvarkinga ta. Bet čia visai gaivu, aš čia hamaką pakabinčiau. Jo, čia gaivu, turint omeny, kad tenais 30 laukia išoriai. Čia kokie 2. Komfortiška, nežiūrint į tai, kad drėgna ir purvina. Ponas Tinkas. Va, kiek komplekčiuką. Viską čia plus 20 darbo greičio duoda šitas paušionas. Čia užėjimas vidų. Prašom, net nebando nuslėpti užėjimo į vidų.
Durnių uždarėjai, troliai gimė. Čia jau ne vaikučiam. Važiuojam. Bičiulių. Antrą aukštą neradom, bet radom keltuvą. Nu kaip, patekimo į antrą aukštą neradom. Antras aukštas jisai egzistuoja, nes jis išsiduoda labai. Va čia būdamas, tiesiog būdamas išsiduoda. Šitas dalykas, o šitą dalyką mokykloje valdyti manęs ir nemokė. Matematika, lietuvių, okei, o jūs man svarbesnius dalykus. Parodykit, kaip... Ką čia nuo keltuvo vaikštai? Kaip keltuvą jungt sovietinį, kad užkeltais mane į antrą dvaro aukštą. Šito tau nieks nepasakys. O Hario Flopelio transporto priemonė. Hario Poterio Opelis. Dugną pučia škvinkvičio varžybos. Tu juokauji, čia grybas? Tu juoką mėgsti? Šampinjongas. Šampinjongai. Blet, pasiema šampinjongas. Trečias keleivis bus silkė. O kurmi, koks jisai čia yra. Viskas, tu keliauji su mumis, nežiūrinti tai, kad iš tavęs byra. Tu šampinjongai. Blet, tu pažiūrėk į. Vaflininkas. Šampinjongą nepaliko, nes mes savų nepaliekame. O jisai yra panašus į žmogų. Ilgai nesiprausis. Ilgai nesiprausis, bet tai nereiškia, kad jisai neturi jausmų tokių, kokius mes turime. Neįsižei šampinjongai, bet, švelniai tariant, tu nekvepi. Va čia, žiūrėk gražiai tarp riedlenčių. Mes jį taisysim puikiai. Gerai, lik čia. Nėra ganėti. Silkės keliai nežinomi ir šiandien silkę kelsim per upę. Per upelį kelsim, va tai va, į tą Volkswageną, bet taip silkę keliaus. Realiai pati galėtų plaukti, bet tepalų gali palikti upėj, tai gamtos Silkės skrodžia. Ne tik pievas ir laukus, bet ir vandenynus. Silkę į savo stichiją. Kadangi 90% atvažiuoja dėl pramogos, tai Plaukiam. čia karšta. Vanduo tamsus, čia saulė labiau švitina negu krantė. Silkė plaukia. Persikeliame keltu sėkmingai, keltininkas pasirodė visai malonus žmogus, netgi ne visai, o ypatingai malonus žmogus. Toks vėl visai Iškepęs tau, jau smegenis. Smegenis iškepė jau iškepė po visos dienos. Žodžiu, sėkmingai persikeliam, keltininkas rekomendavo. Atleiskit, mes ieškojom link Piliakalnio kelio ir netyčia užklydom. Gerai, dėkui. Į Budelių Piliakalnio... Budelių Piliakalnis čia yra. Ramų biškį dasimest. Ramų jau reikia man dasimest arba procą paupgreidinti. Žodžiu, atvažiavom, bet čia užblokintas kelias. Tiesą sakant, tokie blokai po užtvankos, kur esam surėtę, nieko nereiškia. O keli sakymus patraukiai ir nuvažiavai. Žinoma, tas yra neetiška ir negražu daryti, nes matyt kažkas norėjo specialiai užblokuoti, kad nevažiuotų. Velniai. Velniai. Kalnas, Užlipsime pėsčiomis. Tas nėra didelis vargas. Taip, labiau vardan azarto tik tas privažiavimas su mašina dažnai yra, negu iš tiesų jisai reikalingas. Ten kopsim.
Va, kryžiuotis atsliūkina. Ką čia ilsies? Atneša savo tikėjimą į bedievių kraštus. Viskas yra pasakyta, nes laukia kelias namo. Dar ne visai namo. Dar reikia nuvaryti išsimaudyti kažkur. Ir būtų neprašą atsigaivinti. Nežinau, kada nustojau filmuoti, arba gal net nepradėjau filmuoti. Žodžiu, mes užėjome į mokyklą. Įdomu, plastikiniai langai, bet grindų nėra. Grindų jau žolės savo. Čia jau kažkas čilindavo tikriausiai. Išsitiesęs savo sofkutę, kad būtų patogu gulėti. Baldai, žiūrėk, aptraukti plionkenės. Reikia spintelių gal? Spintelis. Biologijos kabinetas. Didysis pūkuotasis asiūklis. Nežinau, kada nustojau filmuoti, arba gal net nepradėjau filmuoti. Žodžiu, mes užėjome į mokyklą. Įdomu, plastikiniai langai, bet grindų nėra. Grindų jau žolės savo. Čia jau kažkas čilindavo. Išsitiesęs savo sofkutę, kad būtų patogu gulėti. Baldai, žiūrėk, aptraukti plionkenės. Reikia spintelių gal? Čia, žiūrėk, buvo jau turnyras vyko. CSGO voverė, riešutas, ešerys, erelis, vikšras, fazanas, sraigė ir salota. Ataka. Tu neragani. Tu neragani, gerai? Gerai su savo čekiais. Žodžiu, šitą pastatą vėl saugo grifas, o kuomet saugo grifas, tada patekti yra lengviau negu paprasta, mes jau įsitikiname. Ir dar pastatas užsirakina iš vidaus, mes užsirakinom ir dabar grifas negali mūsų išvaryti, nes jisai čia negali patekti. O, computeris. Turim, čia šviesumus reguliuojasi dar, žiūrėk. Oi, viską mechaninę klaviatūrą. CSGO. Žiūrėk, per kompo 4 silkę rodo. Pelytė. Konkorėžių rūšys. Konkorėžių rūšys ir tipai. Vaikų tualetas ir žirgas nupiešta. Nu, ir čia dar yra. Per kitą prizmę? Per kitą prizmę pažiūrėjau. Viršų. Labai stabilu. O! Tu nahui. Vopsvotis? Ten pasižiūrėk, kas ten vyksta. Geras. Uždėk, pažiūrėk. Pajaus. Ten rimta. Gerulis? Už to laikings, jo. Tu nahui. Aš tą sakiau.
Ten rimti reikalai. Ten yra bitininkas. Valdžios žmonės bendruomenėje. O, religinis skaitalas. Not my style. Bulvarinis. Grifai. 8 vasario 9 rinkimai į LTSR aukščiausią tarybą ir Šedoris irgi. parsiradom namo, bet yra dar vienas negražintas skola, sakykime. Žodžiu, yra vienas draugas vardu Arnoldas. Dar jį vadina Mūtka. Jisai čia turi įsirengęs dirbtuves. Ir jam, kiek mums yra žinomas faktas, kartais yra nuobodu dirbti vienam. Dėl to mes, būdami jo tikri draugai, atvežėm jam kompaniją. Kolega. Baltąjį riterį. Baltasis riteris. Grybo pavidalę. Jam suteiks laimę didelę. Jau matau. Galim čia šauti. Arba galim čia laikyti. Davai, šau. Motherfucker. Sėdi. Baltis, karočią, laiky frontą. Ačiū už viską. Ramiai. Labai nesiauti. Rytoj darbo diena. Viskas tokia gaida ir pasibaigė šitas epizodas. Buvo karšta.